Aš norėčiau jums pristatyti mūsų šio vakaro, tai yra šios dienos Lėlių teatro viešnią. Tai Sigutė Ach, dailininkė, poetė, rašytoja ir visokių menų meistrė. Pasitikime ją plojimais. Mieloji Sigutė, mes čia tik ką stovėjome prie vaikystės langų. Ir aš manau, kad mes dažnai atsigręžiam į tą langą ir žvelgiame per jį, o kai kurie mūsų, žinokit, stengiasi nuo jo nusisukti ir žiūrėti į priešingą pusę ir tyčia nežiūrėti per tą langą vidun į vaikystę. Ar galėtumėt jūs papasakoti, koks jūsų santykis su šituo daiktų langu, kurį šiuo atveju aš vadinu langu į vaikystę? Ar nėra per daug sudėtingas klausimas? Tai aš manau, pataikiau kaip tik jums. Labai smagu žiūrėti tavo dėžiukus. Galiu kartais pamiršti, ko tu klausi. Pradžiui aš smuikausi, o dabar aš sėkmingai turiu ūkis, nes jau esu labai tvirta savyje. O ar galima nupiešti, pavyzdžiui, kokius nors kvapus? Pavyzdžiui, lietaus kvapą, žolės kvapą, arba saulėlydžio kvapą. Labai aš achčiujau dirbdama ir mane draugai vadino Ach. Sigutė. Sigutė Ach ir Ach. Tai dabar kaip tik ir yra ta vietelė, kur galima būtų įsiterpti. Klauskite, prašau. Labai geros vietos yra dar paraštės sąsiuvinė. Ten galima išeiti, kai ant jų pradedi piešti. Pradžiai tau sako, pasirašyk paraštėj namų darbus. Tu juos pasirašai ir tuo pačiu kažką dar rašai, pieši. Tada skrupskelytė. Mano tokia buvo pavardė. Čia reikėtų įtikus pasibūti. Ta stebuklinga į trečiadienį. Pasiimsiu mažą lagaminėlį ir eisiu ten ant jėgų žiedo balsuoti. Tada geriau skrisk savo sielos sparnais, greičiau bus. Iš tikrųjų, sakom, kad ant žmogui geriau išmokyti žvejoti, negu padovanom žuvį. Tai yra geri darbai tokie, reikia žiūrėti, ką darai. Aš to išmokau ne taip seniai. Ir man atrodo, kad tai yra žygdarbis ir tai yra tam tikro lygio rezistencija. O tam reikia būti labai stipriam, tvirtam, kad galėtum šiam netobulam pasaulyje kurti tobulą pasaulį. Daryti tai, kas reikia daryti, ne kovoti, nesibarti, o daryti. Tai yra nerimta, bet labai nuoširdžiai. O jūs galvojate, aš labai čia rimta? Tu labai nuoširdžiai. Ir aš. Tai ne, tai nuoširdu negali būti nerimta. Nuoširdu yra minkšta ir jautru. Tai yra ir labai tikra. atvira. Ir tikra. Tikras dviejų menininkų pokalbis. Tikra ir jautru, minkšta.